Yra tokia viena teorija, kad visos viduramžių katedros, Reimso, Šartro ir kitos, kad vis tiek kurtos pagal miško modelį. Tos kolonos, arkos ir taip toliau. Tai aš miške panašiai jaučiuosi, aš atsibedu Gustonio ąžuolyne, kurio dabar nežinau, ar jis likęs dar yra, kaip aš jaučiausi tikram ąžuolyne, tokiam senam, arba kai nueini prie čepkelių į Sengirę pušų 170 metų ir va tu jautiesi tikrai tada kaip šventykla. Aš esu tikintis žmogus ir man tas jausmas yra toks, kaip būtum, reiškia, šitas kokioj katedroj tikroji. Tai va tas visuminis toks yra dalykas, net sunku ten nusakyti tenai kažkokiam detalėm. Tu tiesiog jautiesi ten gerai. Tikras miškas prasideda, čia mano toksai, kaip sakyti, irgi mąstymas, bet galbūt kiti nesutiks, tikras miškas prasideda praktiškai nuo to laiko, kai tas miškas pasiekia tą vadinamą techninę brandą arba ūkinę, kur kertama branda. Tik tada pradeda formuotis tikras miškas. Nes miškas ne vien medžiai yra. Ir visos įdomybės miške, visos retos rūšės, visi, reiškia, grybai, kerpės, ereliai ir taip toliau dažniausiai, kaip sakyti, prasideda jau tik tai, kai tas miškas pasiekia tam tikrą amžių. Ir tuo metu mes ateinam jau su pjūklais ir su kombainais ir iškertam jį. Ir vėl per naują. Tai iš esmės mes per kelis kartus, per kelis ciklus mes tą mišką vis susinam. Ir jeigu tai būtų tik tai nedideli ploteliai kažkur, atsikūrimui tenai šitas miško, taip, bet kai dabar mes iškertam didelius plotus plynais, tai tom rūšim nelieka vietos. Jūs pataikėt paklaust žmogaus, kuris nemano, kad plynas kirtimas yra visada blogai, nes iš esmės tai yra natūralios gamtinės pažaidos būna, viršūniniai miško gaisrai kokie, vėjovartos vėl. Ir lygiai taip pat yra miškas, kaip ir prisitaiko prie tų, reiškia, prie to poveikio. Bet šitoj vietoj kas yra? Plynas kirtimas totaliai keičia visas, reiškia, kaip sakyti, miško tas sąlygas tame plote. Ir kai tų plynų kirtimų daugėja, tai tom vargšėm rūšim, reiškia, nelabai yra kur, reiškia, paskui, kur pasislėpti ir paskui iš kur atgal sugrįžti. Ir pavyzdžiui, kai sakoma, reiškia, labai miškininkai, klasikinė miškininkystė sako, miško atkūrimas. Taigi mes iškirtom, pasodinom ir vėl užaugs ir vėl. Bet tai jie, reiškia, pasodina medį. O kur, reiškia, visos šitos juodoji meleta, koks kurtinys arba kokie grybai, tai juos tu taip greitai jie nesugrąžinsi. Tai simboliškai tas filmas vadinasi Vertikalūs pinigai. Tai iš tikrųjų aš kai žiūrėjau jį, kaip iš anksto žiūrėdamas, aš supratau, kad labai daug bendrų sąsajų, bendrų dalykų sieja tiek mūsų, tiek, kaip sakyt, Lietuvos situacija, tiek Estijos. Ir prieš tai buvo dar vienas puikus filmas nepatogiam kine, buvo Miško valanda, kur buvo prancūzų verslininkai, ekologai, miškininkai irgi kalbėjo apie tą mišką. Tai iš esmės tos problemos yra visur, gali šiek tiek mastelis skirtis, bet problemos visur yra labai panašios. Ir čia yra amžinas tas dalykas, nes kol pasaulis, jeigu taip žiūrėt plačiaja prasme, nesupras, kad reikia mažinti savo vartojimą, tai tol tie dalykai ir tęsis, nes mes visą laiką žongliruojam žodžiais, subalansuotas vystymasis, darni plėtra. Bet vis tiek girdim žodį darni, bet esmė tai yra žodis plėtra. Kad reiškia, kad tas miškas turi generuoti pinigus. Ir tas Estijoje labai ryšku irgi, kad tai yra vis dėlto medienos pavertimas pinigais. Ir tai yra labai, kaip sakyti, yra stiprus toksai stimulas tuos miškus taip kirsti. Šiaip eksportuojam daug ir eksportas didėja su kiekvienais metais, reiškia. Ir šitas ne tik tai baldų kokių, kad jau šitas, sakytum, kur jau yra didžiausia pridėtinė vertė, bet yra apvalios medienos ir rąstų eksportas didėja. Ir čia vėlgi tai yra labai įdomi tokia aliuzija šitam filme, šit Vertikalūs pinigai estų.
kad sako, jeigu mes dabar gyvenam gerai, o mes tikrai dabar gyvenam Lietuvoje gerai, tai gal kaip tik reikėtų pataupyti tuos išteklius ateičiai, gal jų reikės kažkada vėliau, negu reiškia šitas dabar viską kaip sakyt, sunaudoti dabar. Tai iš tikrųjų mes ir grūdų užauginam, žemdirbėjai mūsų užaugina daug daugiau negu reikia Lietuvai. Ir reiškia ir lygiai taip pat medienos ir jos dirbinių mes eksportuojam daug daugiau negu šitas mums reikėtų. Bet čia klausimas toksai paprastas ir aš suprantu verslo logiką, kad reikia užsidirbti, bet klausimas masteliuose, kiek? Ar mums reikia aprūpinti visą Europą taburetėmis ar pusę Europos tik tai? Esu truputį skeptiškas visokiom europiniam direktyvom, bet yra biologinės įvairovės išsaugojimo tokia direktyva iki 30 metų. Tai kur rekomendacija yra, kad Europoje turėtų būti apie 30% teritorijos saugoma, iš jų 10% griežtai saugoma. Tai bent jau jeigu mes tokius rodiklius pasiektumėm, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, rezervatai sudarytų ne 1,2% miškų, o bent 10%, ir tos 30% saugomų teritorijų būtų saugomos ir realiai, o ne ant popieriaus. Tai čia kaip iliustracija Dzūkijos nacionalinis parkas, čia mes, sakysim, didžiuliai plotai, bet 80% miškų yra trečia grupė, ketvirta, ta prasme ūkiniai apsauginiai, kurie kertami lygiai taip kaip kitur. Tai mes patys save apgaudinėjom. Tai jeigu realiai būtų saugoma 30% ir iš jų 10 griežtai, tai manau, tai tokie rodikliai būtų visai reiškia logiški. Nesu reiškia kovotojas ir karžygys ir manau, kad daugiausia galima piketais protestais galima atkreipti dėmesį į problemos aštrumą taip toliau, bet vis tiek didžiausias poveikis tai yra, kai tu eini per tuos teisės aktus ir keiti. Tai aš manau, kad čia ilgas kelias mūsų laukia, dar ilgas kelias šituose reikaluose. Ir nacionalinis miškų susitarimas arba nesusitarimas, kaip aš vadinu, tai vis tiek buvo bandymas susodinti žmonės visiškai skirtingų, kaip sakyt, pusių prie vieno stalo ir galiausiai mes susitarėm dėl daug klausimų, reiškia dėl kokių turbūt 70%, bet nesusitarėm dėl svarbiausių, dėl miškų tos ekonominės naudos, dėl biologinės įvairovės apsaugos. Ir čia yra kitas dalykas, kai jau visuomenė nesusitarė su verslu, tai tada dar politikai turėtų įsikišti, o čia politikai vengia priimtos sprendimus, nes tai yra mąstymas kadencijomis ir tada, reiškia, šitas galvoja apie kitus rinkimus. Tai čia yra ta mūsų bėda. Aš manau, kad mes palaipsniui mes einam į tą gerąją pusę ir kas yra labai, pavyzdžiui, kur man didžiausia, kaip sakyt, nauda iš to nacionalinio miškų susitarimo, kad tada susiformavo ta grupelė, iš kurios paskui kilo ir tas girių spiečius. Tai yra žmonės, kurie mišką mato kitaip. Ir man labai svarbu, kad daugėja tokių žmonių. Daugėja tokių žmonių ir su laiku tas spaudimas vis tiek jisai didės. Tik čia yra toksai dalykas paprastas, kad, sakysim, miškininkai yra gana konservatyvūs ir jie šitoj vietoj nespėja taip greitai keistis ir visa miškų politika ir mąstymas nespėja taip greitai keistis, kaip ta visuomenės nuomonė. Yra keli dalykai. Pirmiausia, tai yra privatus miškai. Ir čia esam Dzūkijoje, tai čia tas miško valda. Tai žmogui čia ir sąskaita banke, ir draudimas sveikatos, ir visa kita. Tai yra, negalima taip sakyti, kad nekirsk, nedaryk nieko. Bet yra valstybiniai miškai, kurios valdo valstybinė miškų urėdija. Tai jie turėtų, reiškia, kaip įrodyti pavyzdį, kaip ir vienu žingsniu būti priekyje, kaip tvarkyti. Nes mes visą laiką akcentuojam, kokie tie gobšūs privatininkai ir kaip jos kerta tos miškus ir naikina. Bet iš esmės tai vyksta tas pats ir su valstybiniais miškais. Tai šitoj vietoj norėtųsi, bent jau pirmiausiai norėtųsi, kad atsirastų skirtumas tarp ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose ir už jų ribų. Kad saugomose teritorijose per naktį kombainai nedūkstų, kad mažėtų tų plynų kirtimų plotai, gal jų būtų visai atsisakoma.
Žodžiu, turi būti pokyčiai šitoj vietoje. Va. Ir ryškiai per mažai yra tų plotelių, kur gamta gali jaustis ir miškas ramiai. Nes jeigu tai pažiūrėti per visus Lietuvos miškus, tai yra 1,2 procento, tai yra miškai, kurie pirmos grupės rezervatiniai, kur ateityje kažkada gali jie tapti ir sengirėmis, kur žmogus nesikiša į miško veiklą. O visur kitur jisai daugiau ar mažiau vis tiek kišasi. Tai va šičia norėtųsi, kad, sakysim, ta proporcija didėtų. Ir jeigu dar vieną skaičių paimti, tai realiai 87 procentai Lietuvos miškų, ten tegul būna ir ta ūkiniai miškai ir apsauginiai, jie yra kertami. Jie yra kertami, ten skirtumas ten keliolikos metų gali būti, bet jie visi kertami yra. Ir norėtųsi, kad šiek tiek didėtų, reiškia, miškų skirtų gamtai skaičius plotas ir mažėtų miškų skirtų ūkiniai veiklai. Ir pavyzdžiui, Girių Spiečius toks yra, reiškia, šitas vienijantis įvairias organizacijas, kurios neabejingos miškams, tai pas juos gana radikaliai yra, kad bent jau šitas trečdalis miškų turi būti skiriama gamtai. Trečdalis Lietuvos miškų realiai turi būti skiriama gamtai, o ne ūkininkavimui. Šitas yra labai graži Tado Ivanausko profesoriaus citata – išsaugoti gamtą per jos pažinimą. Tai iš esmės, ką aš matau ir dabar, iš vienos pusės tai tas toksai buvo, ta biologija kaip ir dingo iš mokyklų programų, mes daug daugiau jas turėdavom, dabar jinai kitokia ir vėl, ir vaikai net neturi laiko labai mažai tą gamtą išbėgti. Va. Bet aš vis tiek matau, reiškia, tą didėjantį susidomėjimą ir visuomenės susidomėjimą ir gamta, ir miškais, nes jeigu tai paimti, kokių 30 metų atgal 40, tai standartinis lietuvio poilsis buvo pagulėti prie ežero, pasimaudyti, pasideginti, dar ten kokią pamiškeriuot galbūt, va kokį šašlakiuką įsikepti. Paskui atsirado žygiai ir va dabar tai žygių populiarumas visas, va tai jau čia aukštesnė pakopa, reiškia, kad save, kaip sakyti, iš to ofiso kambariukų ištrūkus va kažkaip pasilsėti, supratimas, kad gamta va teikia tą atgaivą visą. O dabar jau aukštasis pilotažas, aš visą laiką svajodavau, kaip čia būtų gerai, kad Lietuvoje irgi taip žmonės kokie pensininkai ten su žiūronais paukščiukus stebėtų, kaip Danijoje, kaip ten kokio išlas Didžioji Britanija ir taip toliau. Tai dabar jau ateina šitas žygiai ten pažinti grybus, ornitostogos visos vėl. Tai va šitas rodo, kad ta visuomenė keičiasi, čia yra geriausi advokatai. Jie galbūt neturi tiek daug, sakysim, lėšų ar finansinių kažkokių tai lėšų ar įtakos politinės, bet jau jie reiškia, tampa gamtos tais advokatais. Va. Ir va čia kaip nepacituoti, reiškia, Mariaus Čepulio, kuris sakė, kad sako, reikia geriausia dirbti su darželinukais ir pradinukais. Tai jie savo tėvus paskui net parėjai išmokins. Ir va, dar va tas visas pokytis į tą gerąją pusę, galiausiai tas sengirės atsiradimas prieš 5 metus. Tai kažkas tada buvo tokia fantastika ir kai mes susibūrėm, reiškia, tą iniciatyvinę grupę, aišku, to Mindaugo Survilos idėjų patraukti, tai pradžiai buvo toks mintis, miško gal dar rasim, bet kur čia tų pinigų gauti viską. Dabar jau po visų šitų akcijų, po to dabar senmiškio rezidencijų ir taip toliau, mes matom, kad ko gero daug svarbiau kitas dalykas, ne tai, kad tą mišką išpirkti, bet auginti va tuos savo, reiškia, tą žalyną, kuris tą mišką paskui prižiūrės ir saugos, ir kad būtent yra darželinukai, pradinukai, bet nuo jų pradėti. Taip, kad čia yra, sakau, iš vienos pusės mokyklose kaip ir mažėja, bet iš kitos pusės atsiranda ir tas neformalus švietimas ir vėl. Tai aš šitoj vietoj matau ateitį tik tame, kad reiškia šitas, kad užaugs karta, kuri nebus abejinga, reiškia, gamtai, bet kad ta karta nebūtų abejinga gamtai, tai jie turi pamatyti, kaip atrodo tikras miškas, tikra pieva, o ne tai, kas aplinkui dabar yra.